kai kas nors paklausia, ką studijuoju, visų reakcijos būna tokios, kad čia rimtai. Man iš tikrųjų labai patinka tos reakcijos, nemeluosiu, nes atrodo, kad darau kažką gero, kažką tokio įdomaus. Aviacijos inžinerijos programa ypatinga tuo, kad leidžia gerai pažinti lėktuvus, išsiaiškinti jų veikimo principus, aerodinaminius visus principus, kaip veikia lėktuvas, kodėl jisai skrenda, taip pat visas sistemas, kurios įeina būtent į lėktuvą. Ir iš tikrųjų, jeigu bent kažkiek domina aviacija, lėktuvai, tai ši studijų programa yra tiesiog tobula. Studijų metu teks pasirinkti specializaciją, tai ar eiti techninės priežiūros keliu, ar eiti orlaivių projektavimo keliu. Tai yra 2 skirtingos specializacijos, kurias galima rinktis, ir jeigu pasirinkčiau techninę priežiūrą, tai būčiau inžinierė, galėčiau po to jau gauti dar irgi licencijas dirbti prie tam tikrų orlaivių ir juos tvarkyti, prižiūrėti, surasti gedimus, juos pataisyti. O projektavimas tai jau susideda būtent iš to, kad būtent projektuoti, ar tai naują lėktuvą, ar tobulinti kažkurį lėktuvą. Manau, kad pabaigus šią studijų programą ir jau netgi 4 kurse yra garantuota darbo vieta, kadangi trūksta šių specialistų. Tad tiems, kuriems tikrai įdomu aviacija ir patinka lėktuvai ir galbūt netgi nesidomit, bet girdėjot ir atrodo įdomu, bet trūksta drąsos ir atrodo per sudėtinga, iš tikrųjų labai verta išmėginti būtent šią studijų programą, nes tikrai visko galima išmokti.